Sveiki, mėlyjeji Jėsli kanalo žiūrovai. Man vėl malonu Jūs pasveikinti, tuos, kurie įsijungia nebe pirmą kartą. Jeigu Jūs sugrįžot, rodo, kad mūsų darbas yra šiek tiek naudingas arba šiek tiek vertingas. Pasirinkit Jums labiausiai tinkamą žodį apibūdinti. Žinoma, aš sveikinu ir tuos, kurie įsijungia šiandieną pirmą kartą mūsų kanalą. Ir Jūs tikrai neprašovėt. Šiandieną mes turim svečią, kurį aš prieš pokalbį jam besiruošdamas kokius 3 kartus buvau įsivardėjęs pavadinimą, kaip mūsų svečią šiandieną pristatyti. Ir kiekvieną kartą po dienos aš vis atmesdavau tą pristatymą ir vis suformuluodavau naują. Ir kai atėjo ta diena, kada jau šiandieną jis pas mus svečiuose, ji pas mus svečiuose, aš nežinau, kaip ją pristatyti. Todėl palieku intrigą. Pristatymą suformuluosim pabaigoj. Šiandieną mūsų svečias Alina Kraujutienė. Labas, Alina. Labas. Sveiki visiems. Taip, malonu tave matyti. Iš tikrųjų, kažkaip tai aš galvoju, kodėl aš taip ilgai dėlsiau ir tavęs nepasikviečiau anksčiau. Nu, nežinau, čia klausimas tau. Matyt, nebuvau akiratyje. Arba buvau pamiršęs, žinai, kai amžius eina, viskas, atmintis trumpėja, bet kažkurio momentu iškilo. Ir staiga, kai atsiminiau, kad, klausyk, mesgi pažįstam Aliną, mesgi turim iš Šalčininkų krašto kilusią tokią moterį ir kaip jos galima nepakviesti į studiją ir nepaklausinėti kai kurių įdomių dalykų. O tavo gyvenime tikrai jų yra, man atrodo. Taip, ir buvę, ir šiuo metu vyksta. Bent jau man patinka ir įdomu yra gyventi. Supratau. Kadangi tu pasakei, kad tau patinka ir įdomu gyventi, aš iš karto pradėsiu nuo lengvos provokacijos. Ar tu sutinki, kad aš šiek tiek? Oi, visą laiką už. Žinai, toks gyvenimas yra, nežinau, tas vyriškas pasaulis, jis visą laiką kažkaip tai linkęs provokuoti moteris, ne? Bet moteris dažnai atsako teisingai ir vyrus nuleidžia ant žemės. Tai tikiuosi, kad šiandien tu padarysit patys su manim. Tai provokuosiu tave. Ar jautiesi išskirtinė? Ne. Ne. Išskirtinė nesijaučiu tikrai. Na, greičiausiai žmonės galvodami išskirtinis, ne, lygina save su kitais. Taip. Tai aš supratau, kad pasaulyje labai daug gražių, sėkmingų moterų ir lyginti save su kita, tai praeis visas gyvenimas bėgant paskui kažką tai. Todėl aš atsispiriu nuo savęs vakarykštės ir žiūriu, kokia aš šiandien ir planuoju rytoj būti dar geresnė. Todėl išskirtinumo čia nėra, manyčiau. Taip. Supratau, čia rimtas dalykas iškart man iššūkis, jau aš dar labiau pasimetęs apibūdinimus. Gerai. Tai kas čia ką provokuoja? Jau dabar aš nebežinau, reikės pasikeisti mūsų sėdimuose vietose. Gerai, tada kitas klausimas, kurį aš irgi norėčiau dabar užduoti. Kažkaip, kai galvoju, vėl pasikviesdamas tave, galvoju, iš tikrųjų, reikia užduoti tokį klausimą. Ar dabar geras laikas sėkmingai moteriai? 21 amžius, va jau kiek čia jo prie, ketvirtis gal koks. Vis dar visi kalba, kad atrodo, ką tik prasidėjo, bet jis jau ketvirtis nuėjęs. Ar čia geras laikas? Žiūrint, kokią šalį mes paimsim tikriausiai. Bet jeigu mes kalbam apie tą kontinentą, kuriame mes gyvenam, apie Europą, tai yra nuostabus laikas. Todėl, kad kaip ten besiskustų feministės, vis tiek moteris turi labai daug galimybių įvairiuose srityse. Ir taip kaip dabar mes galim veikti, daryti tuos dalykus, verslus, sakykime, kažkokius darbus, veiklas, kur buvo anksčiau priskirta tik tai vyrui, tai netgi būtina, sakyčiau, tą daryti ir laikas yra nuostabus tiesiog. Taip, nes, kodėl aš tokia, žinai, iš tokios bendros patirties, nes vėl aš kartais galvoju, sėdėdamas tai akademinėje visuomenėje, ten leisdavau laiko, ten pažiūrė tą politinį viešą gyvenimą, ne, kažkokia tokia savijauta man apima, kad pagrindinės pozicijas pradeda užimti moteris, ne, arba stoną užduoda, arba ten, sakykime, tarkim, tie sėkmingi pavyzdžiai tampa, nežinau, tas apskritas sėkmingumo toks kriterijus labai visuomeniai būdingas, kad tu esi nugalėtojas ir panašiai. Tai vat, nežinau, ar tu jauti, iš moters tokias pozicijas. Vėl čia gal aš neteisingai tave užklausiu, tai man iškart sakai, kad čia blūdėjai kažkur tai. Tokia, žinai, paimdamas tokią klausimą kryptį, bet man kažkaip vis laik smalsėdavo paklausti moters taip konkrečiai ir aiškiai. Ar yra iš tikrųjų taip ar ne, kaip man matosi, arba kaip atrodo? Žinai, pasakys taip, galimybės reikėtų atskirti duotas galimybės, sakykime, globaliai, kurios yra nuo galimybių asmeninių.
Tai link kur aš vedu. Nors mes dabar turim tokias pat galimybės kaip ir vyrai, nors man nepatinka tie palyginimai, bet tokie mes apie tai kalbam. Tačiau šeimuose vis tiek yra labai daug stereotipų. Taip. Ir kadangi aš turiu mokymus ir turiu plačią bendruomenę investuojančių žmonių, tai aš pastebėjau, kad 50 ant 50 maždaug dalyvauja vyrų ir moterų. Pas tave mokymuose, ne? Mano mokymuose, paimkim taip. Bet yra labai didelis skirtumas tarp to, kur dalyvauja vyras ir kur dalyvauja moteris. Ir tai yra mūsų pačių reikalas, tai nėra visuomenės primestas dalykas. Mes pačios galim to atsisakyti. Ir pasakysiu ko. Kai ateina į mokymus vyras, jisai ateina iš savo dienos tvarkaraščio. Pas jį yra viskas suplanuota. Kai ateina į mokymus moteris, dažniausiai yra didžiulis nepasitikėjimas. Kartais užrakina vyras namie, neišleidžia į objektus. Atima automobilio raktus. Giminės kelia triukšmą, kur tu čia lendi, ką tu čia darai. Ir e-mailus, kaip taisyklė, moteris atsiunčia 1-2 valandą nakties man, nes tik tada jos turi laiką dirbti. Tuo tarpu vyrai, jie konkrečiai vardėja, kad pas juos yra viskas suplanuota ir jie juda pagal planą. Tai reiškia, vis tiek lieka tas stereotipas. Buitis, vaikai. Vyras į darbą negali eiti su vaiku, o moteris ateina į objektą su vaiku. Mes neturim mergaitę, kuri užaugo pas mus ant rankų objektą, supranti? Tai nėra nesėkmingos šeimos, tai yra sėkmingos šeimos, bet vis tiek yra tas stereotipas. Tai grįžtant prie tavo klausimo, galimybės yra, bet mes pačios leidžiam savo gyventi tuose stereotipuose, kad ką aš turiu daryti. Na, sakykime, aš nemėgstu gaminti. Ir man nepatinka, ir mane tai vargina, ir aš negaminu. Ir kaip čia dabar, tu namie moteris negamini, bet aš darau kitus dalykus. Labai puikiai. Todėl ką man daryti tai, kas nepatinka, tik dėl to, kad taip yra įprasta. Tai vat. Tai galimybės yra, mes pačios tas galimybės ribojam ir aišku, tame dalyvauja dalinai šeima, nes iš karto yra nepasitikėjimas, todėl, kad vėlgi veikia stereotipai. Tu investuosi nekilnojamą turtą, ten remontai, statybos, ką tu savo galvoji, tau nepavyks. O dabar virš 40 objektų pas ją išvystyta. Pas tą konkretų pavyzdį. Konkretus mano mokinės pavyzdys yra taip. Puiku. Tai iš tikrųjų, čia labai įdomi, mes apie tos pavyzdžius arba apie tą, sakykime, veiklą šiek tiek pakalbėsim vėliau, gal konkrečiau, ne, kokius dalykus. Bet dar baigiant, tu įvedei tą temą apie stereotipus. Ir aš irgi kažkaip, žiūrėdamas į tavo gyvenimą, sakykime, paskaitęs aprašymus tavo puslapį, reiškiasi, kažkaip, šiek tiek pažinodamas tave, ne, kažkaip pagalvojau, iš tikrųjų, Alina yra geras pavyzdys sulaužymo stereotipą. Nežinau, kaip čia dabar nuskambėjo, nes iš tikrųjų tu ir aiškiai pozicionuoji, kad tu vedasi, kad tu laiminga mama, kad, reiškia, tu laiminga žmona, ne? Kas šiuolaikiniai visuomeniai šiek tiek, aš, sakykime, toks vyraujantis jau naujas stereotipas yra, kad laiminga, išsilaisvinusi, emancipuota, sėkminga, nugalėtoja, moteris turi būti vieniša, karjera ten, ar ten, nežinau, kažkaip tai tatuiruota, nežinau, čia galbūt čia per daug pridėsiu kažkokių klišių, bet mano tikslas yra, ne kažkaip teisinga, bet tokia ironizuoti šiek tiek šitoje vietoje. Pažiūriu tave, kai, sakykime, mane tipo stereotipiniai šeimoj, stereotipinė moteris ir staiga nestereotipiškai čia kažką daro. Kaip taip gaunasi, klausydamas, sakykime? Kaip taip gaunasi, čia klausimas? Taip. Ar tu sutinki su manim, kad kažkaip labai keistai laikydamasi to tarsi visuomenė vyraujančio tokio, sakykime, šeimos stereotipo, tu staiga taip nestereotipiškai sėkminga, aš pasakysiu. Tai gal nereikia žiūrėti tą visuomenę? Gal reikia atsispirti nuo savęs. Žinai, ką aš pastebėjau, kad daugelis žmonių, o man atrodo moteriai, tai ypač yra svarbu, kai paklausi, koks kvapas tau patinka, žmonės pasimeta, jie nežino, jos nežino netgi, koks kvapas jom patinka. Ką man tai sako, kad didžioji dalis nežino nieko apie save, nėra su savim susipažinę.
labai daug informacijos, daug triukšmo. Ta pati Alina rodo, kokia jinai sėkminga, ne? Na, sutiksi, pas mane medijoje daugiau yra info apie mano veiklą, negu apie mano asmeninį gyvenimą. O čia ir mane nustebino. Čia yra mano pasirinkimas. Už tai šiandien nusprendžiau kamantinėti tave šiek tiek apie asmeninį gyvenimą. Čia yra mano pasirinkimas. Aš tai, ką darau, o girtis, kaip gyvenu, nu, tai mano gyvenimas ir aš stipriai ten nenoriu, sakykime, kad visi žinotų, kiek aš kartų ir kur ilsėjusi. Tai va, tai jeigu paklausi, didžioji dalis nežino, kas aš, kokia aš, ko man norisi. Kai pradedi pažinti save, kai giliniesi į save, tu supranti, ko tau reikia. Man buvo svarbu vaikai, man buvo svarbu šeima, man svarbu yra santykiai su vyru. Ane, sakykime, nes tai yra mano gyvenimo partneris visuose srityse. Ir čia atskiras darbas yra, atskiras darbas su vaikais, kurie jau dideli ir tau norisi, kad jie vis dar ateitų pas tave klausti klausimų kažkokių tai. Tai dar atskiras darbas. Bet tuo pačiu, būdama 10 metų mamystėje, auginau 10 metų vaikų, daugiau nieko nedariau, aprūpinta visko, jaučiau, kad aš esu nelaiminga. Nes man kaip žmogui reikia savirealizacijos. Na, aš pabandžiau į čia Šalčininkose žaidimo kambarį, atidariau pirmoji pramogėlę, ne? O kada čia buvo tas? 2015-2018 metai. Tas pramogų kambarys buvo, ne? Taip, taip, tenai aš išmokau velti tapkes. Mokinau kitus, išmokau dekupažuoti, dariau pamokėlę su vaikais ir su mamom dekupažo, piešiam mandalas, nu ko mes ten tik nedarėm, bet per 3 metus išsikvėpiau, nu, būtent toj veikloj ir pajutau, kad noriu ne tik jau dabar daryti, vaikai paaugo, bet dar ir uždirbti iš to norėčiau. Tai va, tai link kur vedu. Vaikai yra, šeima yra, viskas tobula atrodo, bet nesu laiminga. Kodėl? Vėlgi, gali kaltinti vyrą, skirtis, ieškoti kito. Bet aš klausiau savęs, labai stipriai dirbau su savim, pradėjau vėl studijuoti psichologiją. Kaip juokauja psichologai, visi eina psichologiją, kad save gydyti, o ne kitus. Paskui ateina tik tai kiti, ne? Tai va, tai seaiškinti, kodėl man taip vyksta. Ir supratau, kad kaip ten bebūtų, kaip man bepatiktų būti su šeima, man reikia veiklos. Tai va, viskas atsispiriant nuo savęs, savo pajutimo, savo norų, jokių stereotipų, jokių primetimų iš visuomenės. Tiesiog. Taip, supratau, jau kad tu turi kažkokį va tokį unikalų, sakykime, požiūrį arba nu, tokią pasaulėžiūrą, tas kažkaip tai man visą laiką taip atrodė, kad taip yra, kiek, sakau, žinodavau, tai tu tik dabar patvirtini tą. Kiek unikalus, tai žinai. Nu, jo, bet tas unikalus gal žodis toks labai stiprus, žinai, kai unikalus, tai atrodo, kad čia toks, nu, kaip aš panaudojau tą tokį sąmoningą žodį išskirtinę ar jautiesi, ne, tai irgi toks labai jausai įpareigoja, tarkim, bet va tą, ką tu sakai, kad žmogus nuo savęs pradėdamas, jisgi suvokia tą savo kažkokį savitumą, pavadinkim, tada pamanaukim mažesnė, ne, tą bent jau esi, man atrodo, kažkaip girdžiu, kad tas kaip ir atspirtis tavo yra šioje vietoje. Bet šiek tiek, kadangi mūsų, reiškia, tinklalaidė yra vis tiek orientuotai Šalčininkų gyventojus, Šalčininkų krašto gyventojus, aš norėčiau tokią formalesnę pusę, šiek tiek, kol perėsim prie tokių įvykių, jau kurios nubrėžiai šiek tiek dabar sakydama. Tu Šalčinikėtė, teisingai? Taip. Esu čia gimus, visą gyvenimą gyvenus, baigiau mokyklą ir nors dabar jau esam Vilniečiai, tačiau iš Šalčininkų išsikraustyti sutikau su viena sąlyga, kad turėsim čia kur grįžti. Tai pasistatėm sodybą ir taip jau išeina, kad Vilniaus namuose būnam rečiau negu Šalčininkuose. Tai matyti Šalčininkėtė esu ne vien tik tai pagal gimimą, bet dar kažkur tai kraujyje giliai. Patinka man čia. Patinka, ne? Kažkoks turi savo. Reiškiasi. Ir mokyklą baigėjo, ne? Taip, ir mokyklą. O dabar jeigu taip paimti, o studijavai po mokyklos Tai Žemės ūkio akademijoje. Žemės ūkio akademijoje? Taip, žemėtvarką baigiau. Baigiau žemėtvarką, baigiau magistrantūrą, žemės teisę ir dirbau 10 metų pagal specialybę. Pagal specialybę, tai? Taip. O čia Šalčininkose? Ne, Vilniui. Vilniui. Vilniui, taip. Supratau, o paskui jau ten vaikai ir paskui kitas etapas. Vaikai 10 metų mamystė ir tada jau tiesiog pradėjau ieškoti savęs. Tas etapas, kuris jau dabar susijęs ir su savim, ir su dabartinė tavo veikla visą, taip?
Anais laikais aš išgirdau, pasakė kažkas, tai nepamenu kas, tokius žodžius, kad ko reikia laimingam gyvenimui arba laimingai veiklai, tai suprasti, ką nori daryti, daryti tai antiek profesionaliai, kad tau mokėtų už tai pinigus ir kad šitie pinigai tau netrukdytų daryti tai, kas tau patinka. Tai vat. Tai, viską turi. Taip. Tai kodėl tos veiklos paieškos truko kokius 4 metus? Todėl, kad labai naudojau šitą patarimą. Ar man tai patinka, ar aš galiu iš to uždirbti, ar galiu uždirbti tiek, kad galiu gerai gyventi taip, kaip aš noriu. Tai, vat. Tai dėl to atsirado ta, sakykime, veikla kitokia, negu buvo pradėta daug įvairių veiklų. Aš dar vis taip sakau, veikla, vis dar tarsi neįvardinamas, nes aš kol kas nežinau, kažkur noriu prieiti. Tiesiog vis tiek apie tai sukasi, ne? Taip, sukasi. Tai mane formuoja ir formavo ilgainiui. Taip, tai kitas dalykas, aš dar tokį klausimą, kol pereisim prie tų dalykų, nes užduosiu, ar komunikacija, toks bendravimas tau būdingas nuo vaikystės buvo, nuo mokyklos ar ne? Buvai, pavyzdžiui, klasės seniūnė? Ne. Aš atsimenu. Taryboje mokyklos, žinai, kažkada su kažkuo atsimenu kalbėjausi irgi ten, mes kalbėjome apie tą socialinį tokį momentą, reiškia, nuo gyvenimo žmonių, sako, nu, va ten, žinai, kiti anksčiau visi siekė ten to ir to, tau nebūdinga buvo. Ne, visiškai ir aš galiu tu pasakyti, aš dar studentė buvau baisiai kompleksuota, man buvo sunku ateiti į nepažįstamą kompaniją, užeiti į klasę, su visais pasilabinti, prieiti, pasakyti, kas aš esu. Tai vat, studijavimo laikais ir atsirado psichologija, kai nors mokiausi žemėtvarkoj, susitariau su dėstytoju, kad galėsiu lankyti, 2 metus lankiau, ne studentė, o tiesiog lankiau paskaitas po kitų paskaitų, kad suprasti save. Ir tada aš tiesiog supratau, kad aš turiu tą kompleksą ir man reikia jį laužyti. Ir aš ėjau į nepatogias situacijas, prisistatydavau, sakydavau, kas aš ir taip toliau. Tai yra užaugintas, atidirbtas, iškankintas dalykas. Gebėjimas ant scenos kalbėti. Vėlgi, čia yra darbas su savim, sakykim taip. Aš negimiau tokia. Galbūt gimiau, bet iki studentavimo aš nemokėjau to naudoti. Sakau, buvau užkompleksuota, net parduotuvėje apsipirkti buvo gėda. Netgi taip, nes aš kažkaip irgi, kai vedu, žinai, tavo dabartinę veiklą, ten matau ir mokymai, tu ir pranešimus viešus skaitai, vis tiek tai yra, reiškiasi, ir sakykime, ten netgi ta investavimo praktika, apie kurią šiek tiek pakalbėsim, irgi reikalauja tokių daug skirtingų žmonių įtrauktumo, sutelktumo. Už tai man kartais, tokį magą net paklausti, sakau, ar čia, kiti, pavyzdžiui, žiūrovai, ne, kad kiti gal galvos, paskui mes prieisim prie tų konkrečių dalykų dar kartą. Tai vėl, ar, tu jauti, pavyzdžiui, tai jinai tokia gimė, žinai, ir man nepasiseks, nes aš netoks žmogus. Tai iš to vietoj tu tik patvirtini dar kartą, kad visa tai, kas įvyko tavo gyvenime, iš tikrųjų tai yra, darbo su savim, nuolatinio darbo su savim. Ir šiandien darbas su savim. Rezultatas. Taip. Supratau. Dirbi su šalčininkiečiais, ne? Taip. Ne, aš dabar tokia, vėl, čia, kaip sakau, pradėjau nuo provokacijų, tai aš išlieku, bet aš gal toks, atleisk man, jeigu ką aš visada jau. Geras provokatorius. Geras provokatorius, bent jau nustengęs toks būti. Tai už tai visus pokalbius, kuriuos aš čia vykdau, arba kokius nors pakviečiu, sakykime, pašnekovus, man visą laiką maga susikurti kažkoje vietoje, reiškiasi, tą tokį vaizdinį. Tuo perėsim, jeigu dirbi su šalčininkiečiais. Ar yra koks nors tavo manimu šalčininkų gyventojo vaizdinys arba tapatybė, kurie tau yra įstrigusi, jau tu vis tiek čia vietoje gyvenai ir dar dirbai, ir mokinių turi, kaip sakai, sėkmingų labai. Ar yra koks nors apibūdinimas, kuris tavo galvoj susiklostė, kad šalčininkietis skiriasi ten nuo Vilniečio arba nuo kažkokio ten kito rajono gyventojo, būtent tokiais savybėm ar, nežinau, ten požiūrio ar kažkuo tai? Žinai, įvardinti šalčininkietį savybės, tai vėlgi, tų žmonių daug, tie žmonės įvairūs ir šalčininkuose yra labai verslių žmonių, įdomių žmonių ir taip toliau. Tačiau, ką galiu pasakyti, ką pastebėjau, tai skirtumas yra. Ir sakykime, jeigu paimkim, aišku, jau apie jaunimą nenorėčiau kalbėti, nes
ir mano pačios sūnus šalčinkietis, ir jo draugai šalčinkiečiai labai aktyvus. Tai leidžia gal tai, kad mes dabar galim daug keliauti, daug matyti, gal tai leidžia jaunimui būti kitokiam. Bet jeigu paimsi mano amžiaus maždaug žmonės, gal biškai šiek tiek jaunesnius, tai skirtumas yra. Yra skirtumas ir kadangi mano veikla vis tiek susijusi su finansais, tai va tame paprastame finansiniam raštingume. Jo, sakykime, Vilniečiai, Kauniečiai turi daugiau. Ar vat aš kažkaip, tu jau netgi perėjai to, ką aš norėjau sekančio etapo truputėlį žingsnį padaryti apie tą finansinį raštingumą. Ar tu kažkaip manai, ar čia mokykla, ar edukacija, ar interesas, ar kažkoksai toksai vis tiek, mano mintis yra tokia, bet aš gal neteisus, tu mane, jeigu ką, pataisyk. Aš irgi Šalčininkuose ir gyvenęs, ir ilgą laiką praleidęs, ir ten vėl ir Vilnius, ir Šalčininkai, žinai, taip matęs, reiškiasi. Kartais galvoju, kad tas, sakykime, tautinės mažumos momentas, jis daro tokia šiek tiek uždaresnę bendruomenę. Bent jau, kad ir tu pasaulio matai, bet vis tiek tu telkiesi aplink tą savo tą kažkokią tapatybę vietinę, ne, kažkokią. Tai gal, ar čia tas uždarumas toksai, sukurtas, ar mokyklos programos lemia, kad dabar kalbu apie finansinį raštingumą, kaip atsakyti. Finansinį raštingumą, jeigu kalbėtai visuose mokyklose lemia. Čia jau vienareikšmiškai, aš manau, kad problema didžiulė. Aš aišku, vėl galiu būti labai nepopuliari ir tikriausiai būsiu aplamai, visas finansinis raštingumas susieina į vieną dalyką, į taupimą. Tai man čia, žinai, kaip dabar man būdama 50 įtilpti į 15 metų suknelę. Man maždaug tas visas... Taupimas čia turi būti. Taip atrodo, supranti. Tai čia negalima vien tik Šalčininkus išskirti. Bet kas man atrodo yra kitaip, tai kai didelis miestas, labai įvairių yra žmonių ir nėra tos tokios koncentracijos prabangių automobilių, didelių namų. Čia labai visiems reikia būtinai namų, didelio automobilio, prabangaus automobilio ir pasirodymo vienas prieš kitą. Tai jeigu kalbėti, kas yra investavimas, tai investavimas yra susilaikymas nuo šios dienos kažkokio pasitenkinimo vardan ateities. Taip. Tai va, tai čia ir dabar, ir dažniausiai tas čia ir dabar yra, tai gerai yra čia ir dabar gyventi, bet ne apie tai. Tai yra išleidimas tam, kad atrodyti geresniam prieš kitą. Tai va, man čia tas finansinis raštingumas skiriasi. Ir, sakykime, aiškiai, daugelį tų žmonių yra. Vėlgi priejus prie tos pačios mano investavimo į NT veiklos, tai geriau parduosiu dabar ir gausiu pinigus, negu investuosiu, nuomosiu ir gausiu pinigus 20-30 metų. Tai kadangi dirbu, kaip ir minėjau, 10 žmonių dirbam ir dar mokinių turėjau 4 ar 5, tai vat tas dalykas yra, nėra to į ateities vizijos nėra. Tai tu manai vis dėlto, kad to finansinio raštingumo trūkumas vienas iš pagrindinių, jeigu taip teisingai suprantu tavo mintį, kurią aš linkęs pritarti kažkodėl, man atrodo, jeigu taip suprantu, kad viena iš pagrindinių problemų, kodėl finansinio raštingumo mažas yra būtent, kad žmonės negalvoja apie rytdienos dieną. Ne? Tiesiog gyvena tokie... Dabartim, nežinau. Pavyzdžio tokio nėra. Nėra tokio pavyzdžio, supranti. Vilniuje vyksta įvairūs, aišku, kiek čia iki to Vilniaus, netoli. Bet vis tiek, užsikoncentravę žmonės yra. Ir kadangi visi pavyzdžiai tokie, tai automatiškai žmogus elgėsi taip pat. Mano vyras mėgsta sakyti tokį pavyzdį. Įsivaizduok, kad tu gyveni tarp Masko, Bezoso ir dar ko nors. Tu negali būti kitokia. Tave tiesiog aplinka trauksi viršų. Taip, sutinku. Tai vat vis tiek bendra ta aplinka, kurioje esam, jinai rodo pavyzdžius ir tu ilgainiui nesąmoningai gyveni tuose pavyzdžiuose. Supratau. Bet mokyklai, nežinau, aš tai, kai mokinausi, tikrai to nebuvo. Mes
daugmaž vienmečiai, tai tikrai tikiu ir kad tavo, nors mes skirtingai baigiam, nežinau, kaip pas tavo vaikus mokyklai buvo, ar buvo ekonomikos finansinio raštingumo pamokos kažkokias bent jau integruotas, nežinai. Edukacijos dalykas irgi yra šioks toks, kaip tu galvoji, nes man atrodo, kad reikėtų mąstyti apie tai, dabartinis pasaulis, ne, jisai yra, pavadinkim taip, panaudosiu tokį stiprų kiaurai persmeltas ekonomikos arba to finansinio raštingumo elementarus. Jeigu ekonomikos ne ta prasme tokia kaip socialinė mokslo, bet būtent finansinio raštingumo. Tu net dizainerių baigęs, nežinau, VDA kokią nors, tu susiduri su realybė, kad tu arba turi eiti dirbti pas kažką tai, arba turi savo daryti. Čia finansinis raštingumas, bet kokiu atveju tu bent jau turi suprasti, iš ko atlyginimas susideda, kad tavęs neapgautų darbdavys, mokėlį nemokėtų. Arba jeigu pats darysi, gal tavo apsimoka labiau pačiam daryti, ne? Bet jeigu vaikai to neturi, jeigu jų to nemokina, jie tiesiog plikybasi ant gatvės. Pradėkime nuo savęs, mesgi tėvai. Dabar įsivaizduoju, kad ateina tavo vaikas, sakykime, ne, tavo šeimoje nėra įprasta tas dalykas. Taip. Investavimas, finansinis raštingumas, o jam mokykloje kažkas tai sako, kad tu turi kurti verslą, kažką tai daryti, kažkur tai investuoti domėtis, pinigus. Kas yra paklausa pasiūla, pavyzdžiui, ne? O mama sako, reikia bulvės nukasti. Taip. Tu įsivaizduoji, kokią konfrontaciją vaiko galvoji. Išsiskiria pusrutuliai. Visiškas kognityvinis disonansas ištinka vaiką. Tai aš manau, kad pirmiausia turi prasidėti nuo šeimų. Nepermeskim visko mokykloj. Kad mokykloj tai turėtų būti kaip dalis švietimo, tiesiog must be, tikrai. Bet vis tik tai viskas ateina iš šeimos. Ir jeigu mokykla tai nedaro, tai davai kaltinki mokyklą ir patys nieko nedarykime, ne? Taip, tai mano vaikų nemokino Šalčininkų gimnaziją. Mano vaikai baigė iki 5 klasės Šalčininkus, paskui perėjo į Vilniaus privačią gimnaziją, vienas ir kitas. Tai tenai buvo finansinis raštingumas, taip. Tenai buvo ir yra iki šiol tas finansinis raštingumas. Ten kalbėti apie jo lygį jau kita yra kalba, bet tačiau vis tiek apie tai buvo kalbama. Tai aš vis tik laikausi to, kad viskas turi prasidėti nuo, sakykime, nuo šeimų, nuo pavyzdžių, kurie vyksta šeimoje. Ir, kaip sakė amžinatelis Brazauskas, vaikų mokinti nereikia, reikia su jais būti, jie patys viską išmoks. Ką darot jūs, tą jie pasiims. Jie mato, ką darot, bet negirdi, ką sakot. Supratau. Gerai. Tai dabar turiu apmastyti tavo mintį rimtam, reiškiasi, bet tą padarysiu vėliau. Judėkim toliau prie tavo veiklos, tos vadinamosios. Ypač kol kas vardinu taip, reiškiasi, mislingai, kuri tikriausiai nebus tokia mislinga, nežinau, galbūt. Viskas labai skaidru. Bet tu labai gerai davai pavyzdį man pereiti, nes kai sakai, kad reikia didelį mašiną nusipirkti, reikia namą visiems pasistatyti. Ir užduosiu tokį klausimą pradžiai. Nekilnojamas turtas, ne? Čiagi išlaidos. Taip. Jeigu žmogus pasistato namą, arba kaip tu pasakėjai, nusiperka sodybą, ar pasistato sodybą, tai čia galvos skausmas, žolę šienauk, už elektrą mokėk, ten vienu žodžiu, kokia ten kanalizacija trauk, reiškiasi, ten yra aš jau vardyti, jeigu namas. Čia vienos išlaidos. Tai kur čia investavimas? Kada čia prasideda su nekilnojamu turtu investavimas? Tai mes turim atskirti investicinį nekilnojamą turtą nuo turto, kuris skirtas tavo šeimos poreikius aprūpinti. Tai kadangi aš nieko apie tai nesuprantu, už tai šiandien tave pasikviečiau, nes aš jau ruošiuosi po šiandien laidos išeiti edukavęsis ir jau biškai šiaip tą sužinojęs. Prieš pirkdamas, ką sakau jaunimui, kai ateina pas mane, prieš pirkdami būstą savo, pagalvokit, kas už jį mokės. Ir jeigu tu gali nusipirkti investicinį turtą, tu įsivaizduoji, kad tu perki, kaip vyksta su nekilnojamu turtu. Tu nusipirki investicinį objektą, nesvarbu kokį. Padarai išlaidą. Taip. Paleidi į nuomai, pagamini pajamą. Reiškiasi tavo pajamos atsistato. Tu vėl tiek pat turi, kiek, turėjai 2000. Dabar moki paskolos 600. Bet būstą paleidai nuomai ir susigrąžinai 1000 iš būsto. Tai tu tik paturtėjai.
Nu, jeigu taip tokia schema, kaip tu Tai pasakei. taip ir veikia, taip, kitaip nėra ko pirkti nekilnojamai turtą. Jeigu ta schema neveikia, tada bloga investicija yra. Kiekviena investicija daroma su tikslu gauti investicinę grąžą. Ir tu apskaičiuoji, kokios grąžos tau reikia. Jeigu tu skaičiuoji tam, kad turėti tiesiog pinigų, tai tu turi pinigų. Aš skaičiuoju tam, kad aprūpinti savo gyvenimą. Sakykime, jeigu vaikam reikia pinigų privačiai mokyklai, tiek per mėnesį arba po metus, aš žinau, kokį objektą reikia įsigyti, kuris tą apmokės. Tai reiškia, darydamas išlaidą, tu gamini pajamas. Čia yra Kiyosakio schema beje. Turtingas vargšas tėtis arba pinigų kvadrantas kažkurioje knygoje. Ten yra nupiešta, kai tu darai išlaidą, gauni pajamą, darai išlaidą ir iš tos išlaidos vėl gimsta pajama. Ir vėl darai išlaidą. Ir tą rakatą su nekilnojamu turtu gali sukti. Bet čia šita schema yra grinai, pasakysiu taip, dauguma žmonių, man atrodo, sakys, palauk, apie ką jie kalba. Išlaidos, tai aš nueinu į parduotuvę, nusiperku valgyti, arba ten nueinu į grožio saloną, reiškia, apkerpa, man padaro šukuoseną naują, viskas išlaidos. Bet tu kalbė šiek tiek apie kitokias išlaidas, teisingai, bet čia jau tu turi būti nusiteikęs ar paskaičiavęs kažkaip tai, kad gausi pajamas tas išlaidas. Bet kokiu būdu tai vis tiek yra išlaida, tu gali rinktis. Dabar žmonės atsiėmė pensijinius pinigus. Jie galėjo padaryti išlaidą į NT. Taip. Bet didžioji dalis padarė išlaidą į skalbimo mašinas, į naujus televizorius, į naujus automobilius. Dabar nusipirkti salonį automobilį reikia metus laiko eilėj stovėti, kol tavo automobilį atvarys. Ai, rimtai? Taip, čia skundėsi man praeitą savaitę pažįstamas. Nauja, jeigu nori nusipirkti, ne? Taip. Reiškia, tiek atsirado laisvų pinigų pas žmonės. Tai tu duodi 20-30 tūkstančių, pasiimi lizingų naują automobilį likutį. O galima buvo nusipirkti nekilnojamai turtą ir tie pinigai, kurie generuojami tau iš jo nuomos, galėtų tavo lizingą dengti. Taip. Tu turėtum ir objektą nuomai, ir tą patį automobilį. O ne viską į automobilį, kuris yra realiai pasyvas ir tau visą laiką jį reikia dėti pinigus. Tai galima daryti išlaidas į NT ir daryti išlaidas jau iš NT gautų pinigų. Nes šiandien tu gavai šį mėnesį ir kitą mėnesį gausi ir dar kitą mėnesį gausi ir dar 2 metus ir 10 metų tu visą laiką gausi, jeigu teisingai parinktas objektas. Gerai, tai šitą vietą, tuoj dar pasigilinsim į detalės, nes man čia kilo klausimų, bet aš dabar noriu, kad tu šiek tiek privestum, grįšim prie tavo istoriją, kai užsidarė tavo, jau suvedėm dabar iš 2 galų, šiek tiek apie finansinį raštingumą pakalbėjom, atėjo toksai mentalinis žmogaus nusiteikimas, ar ne kažkoks, ir staiga atėjo tavo tas gyvenimas, noriu suvesti į tą tašką, reiškiasi. Tu uždarai žaidimų kambarį, ne, kaip sakėjai, ieškai savęs, vėl užduodi savo klausimus, ir staiga kažkokiu būdu tas toksai finansinis, nežinau, net adokutumas arba finansinis imlumas tavo galvoj, aš taip kuriu dabar tokį hipotetinį, reiškiasi, sakykime, scenarijų. Staiga pamato nekilnojamą turtą ne kaip išlaidas, arba ne kaip gyvenamą būstą, arba ne kaip pasipuikavimą prieš kitus pirkinį, aš turiu būtą Vilniuje, nes aš Šalčininkose gyvenau, bet kaip galimybę investuoti. Čiagi reikia šiek tiek kažkokio tai žvilgsnio percentravimo. Kaip čia tas įvyksta? Kaip tu atrandi, ar tai žvilgsnis pasikeičia, kaip tu atrandi šitą galimybę? Nes dauguma žmonių, nežinau, mažai kas taip mato. Tai aš tau pritariu, mes ne visi mokam tapyti, ne visi gali būti medikais, tai faktas. Bet mano gyvenime, kaip atsirado, irgi ne taip. Tai 16 metais mes pradėjom daug mokytis, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, su Gintaru dviese ir vaikus traukiam, taip, su vyru. Daug investavom į žinias, tai, žinai, svarbiausia yra žinoti, kad tu kažko tai nežinai. Ir ieškoti, ko tu nežinai. Supranti, ir kai tu pradedi ieškoti, ko tu nežinai, labai įdomus gyvenimas pasidaro. Todėl, kad tu matai daug ko nežinai, tada atrenki, kur nori gilintis ir sužinoti daugiau. Tai mes investavom į akcijas, paraleliai investavom į paskolų skolinimuose platformą, tai P2P, B2B, kai aš galiu tau skolinti per platformą, ten savo skalbenkį pasiskolinį pinigus, P2P vadinasi, ne? Tai akcijos skolinimuose platforma, žaliavos, auksas sidabras,
bitkoinai ir nekilnojamas turtas. Čia jūs pradėjote 16 metais, ne? Taip. Tai reiškia, kažkoks tas investavimo momentas atsirado iš to Taip. finansinio tokio raštingumo ir kažkokio tai Be jokio raštingumo, mėtat tiką. Mėtat tiką realiai buvo, nes, tu nežinai. Žiūrovai, įsidėmėkit šitą stipriai. Jeigu jūs šiandien dar iki šito momento abejojat savimi, išgirsit, kad ką tik Alina pasakė, kad metodam tiką pradėjo nuo pradžios. Čia labai gerai šalčiukam tinka, viską suprasit. Jo, tai mes nežinojom. Bet svarbiausia, atsiprašau, Alina, tave pertraukiu, svarbiausia, pradėti galima metodam tiką, bet sutiks ar ne, kad pabaigti negalima taip. Negalima, jokių būdų. Pradėti galima, bet pradėti negalima. Dar neįvardėjom Amway buvau, tinklinė marketingė. Ir aš visą laiką turiu tokį savo, reikalavimą galbūt, pasakykim taip. Aš tai pabandysiu metus. Metus laiko, tu turi tai daryti nuoširdžiai. Ir tada tik pasakyti netinka. Darydamas, įdėdamas jėgas, iš tikrųjų. Ir 2018 metais, po 2 metų visokių blūdėjimų, visų tų, kas išvardinai dabar. Mes perkam pirmą objektą. Vilniaus senamiestis, taip. Pirmą nekilnojamo turto objektą, Vilniaus senamiestį. Ar aš žinojau, ką aš darau? Ne, čia buvo pirmas objektas, mėtadam tiką. Bet aš tikrai žinojau, kad nes mes daug su vyru važinėjom, žiūrinėjom objektus, tada buvo madinga pirkti bendrabučius. Bet ten buvo siaubingi, laiptinėse pridaryta velniai žino ko. Ir mes vis tiek jau turėjom tam tikrą gyvenimo lygį ir žinojom, ko mes norim, ko ne. Mes supratom, kad tokio objekto mes nenorim. Todėl dėmesys nukrypo į senamiestį. Ir mes perkam tą pirmą objektą, dar nežinodami, negalėdami suskaičiuoti logiškai. Ir jeigu tu manęs paklaustum, pagrįsk man savo skaičius, aš tada tau negalėčiau jų pagrįsti. Tuo metu, ne? Dabar jau aišku galėtum. Dabar aš tau galiu 100% kiekvieną objektą aprašyti esantį Lietuvoje. 100%, kom nekilnojamas turtas geras, tu 100% į priekį, 95 tegul būna, gali visą kelią teoriškai praeiti. Su visais kalniukais, duobytėm ir taip toliau. Ir tik tada perki objektą. Labai nuspėjimas yra dalykas. O tada šito negalėjau padaryti. Mėtadam tiką. Ir mano pojūtį galiu pasidalinti. Ten P2P kapeikos kapsė. Jau paskui vaikam perdavėm ten Domantui tvarkyti. Iškės kaip ir turiu menį pasakyti, kad pakankamai saugi investicija, bet pelningumas... Nėra džiaugsmo, tu supranti, visą laiką sakau, iš investicijos turi ateiti ne tik pinigai, bet dar ir gyvenimo džiaugsmas. Jeigu tu gauni, bet nieko negali už tai, tu tiesiog dirbi prie to, tai vis tiek tada tampa darbu. O turi dar būti moralinis pasitenkinimas, turi uždaryti kažkokius tavo poveikius, tą investiciją, turi ne tiesiog atsipirkti procentais, tu ne procentais maksimui atsiskaitysi, tu atsiskaitysi tam tikrą sumą ir jinai turi ateiti, kad tau palengvėtų. Ir akcijos, kol sėdi ten žilibinė akis, tol ten gali kažką tai ir tai stresas, žinai, jeigu dar trumpalaikė. Gali gauti, vienu žodžiu, įsitraukęs. Baisu buvo, tikrai, o aš dar tokia gan impulsyvi. Taip, aš ir galvoju, bandau įsivaizduoti, kaip tu prie kompo sėdi. Jo, ten kyla, krenta, supranti, tikrai baisus dalykas buvo. P2P vėlgi, ten auksas ką, tai auksą pasiėmė, sidabrą pasidedi ir laukia, kada pabranks. Supranti, bet pasyvių pajamų tai nėra, o tau čia dabar reikia gyventi, o ne po 10 metų, kada pabranks. Ką žinai, ar tu dagyvensi kitų 10 metų. Tai va šiandien reikia gerai gyventi. Ir tada ateina nekilnojamas turtas, mes jį pirkom kovo mėnesį, Liepą paleidžiam per Airbnb trumpalaikę nuomą. Tai turiu minėti, aš viršau noriu sukonkretinti. Jūs dar kartą kovo mėnesį nuperkat? Perkam, taip. Objektuką, ten 30 kvadratų nedidelis butukas senamiestyje. Senamiestė, ne? Taip. Jį suremontuojat? Suremontuojat ir paleidžiam trumpalaikiai nuomai per Airbnb. Supratau. Visiems vasarą suprantama. Turistai, taip. Puiku. Ir kaip dabar atsimenu, Palanga, su šeima, paplūdimy ir man iš Airbnb ateina garsas. Cik. Tai reiškia, bookingas užbukino. Tu atidarai ir matai kaip pinigų. Ir tau apie 1300 grino pelno nuo mažo butuko per mėnesį. Viskas. Atkrito akcijos, ne, nors gali, jei supranti gerai, gali iš karto uždirbti kapitalo prieaugį daug didesnį akcijose. Irgi savo privalumų yra tie, kurie daro profesionaliai labai gerai uždirba.
P2P palikom vaikam ten žaisti tos po 100 eurų. Nu, auksas kaip auksas, ten, žinai, čia yra tokia ne tiek pasyviom pajamom, kiek kapitalo prieaugiui ilgainiui. Ten pensijai, sakykime, ne. Nu, va, taip ir atsiradom prie nekilnojamo turto. Tai tas matymas, kaip matai, atėjo, ne, iš patirties. Jis neatėjo, nes aš gimiau su Evrika. Vis tiek, tu bandai, ačiū Dievui, nebuvo nesėkmių, nors buvo su bitcoin, ne su bitcoinais, o IPO kažkoks tai buvo išleistas ir, man atrodo, 5000 praradom. Tai va, buvo tokia patirtis. Bet tas kažkoks, kaip sakai, tas potyris, kai tu bandai investuoti, kažkuria prasme čia irgi tokis geras patarimas, ne? Tu turi pajausti, kas tau tinka, ne? Arba į ką tu gali investuoti laiką. Pavyzdžiui, kitiems patinka prie kompo sėdėti ir žiūrėti ten tą adrenaliną, kaip šokinėja akcijos arba kažkaip investuoti, ne? Kitiems, sakai, gal jeigu turi kažkokių, nu, aš dabar svarstau, ne? Tu pritarsi ar ne, hipotetiškai numesti kažkur į auksą ir ten po 30 metų ten dirbi savo ramiai, o po 30 metų atsidarai, o išsiėmiau, man reikia toliau gyventi, nusipirkti pensijai naują namą arba ten Havajuose butelį ir ten praleisi likusias dienas, ne? O čia yra toksai kažkoks interaktyvus gyvenimas, ne? Ar ne? Ar sutinki, kad su nekilnojimu turtu yra, tu visada šiek tiek, nu, kaip ir ant pulso turi jausti, ar ne? Ant pulso aš turiu jausti todėl, kad aš vedu mokymus. Ir aš negaliu nebūti šiandien rinkoj ir dėstyti kažką, tai aš turiu jausti rinką, tam, kad žmonėm patarti, kaip geriau, kaip blogiau, nes mano mokymai yra praktiniai. Žmonės realiai išvysto objektus, o ne išklauso kurso kažkokią, tai tiesiog. Tai labai didelė atsakomybė, nes investicijos iki milijonų būna. Tai va, bet jeigu kalbant per investavimą, tai atrodo taip, mano situacijoje. Pirma, aš nemėgstu objektų didesnių negu pusę metų darbo. Tai reiškia, jeigu mes įsigėjom objektą, prie jo aš turiu būti neilgiau negu pusę metų. Čia turiu menį, reiškia, jo tokia būklė fizinė turi būti tokia, kad tu galėtum per pusę metų jį padaryti tokią, kad galėtum nuomai paleisti. Aš dabar noriu pasitikslinti iš to vietą. Nekilnojamas turtas, investicijai, visada suprantam, kad objektas bus paleistas nuomai. Teisingai. Mano manimu taip. Man nepatinka spekuliuoti. Nes spekuliavimas čia tas pats... Spekuliuoti tu turi menį su remontavau ir parduodu. Taip, kodėl? Nes čia ta pati voverė. Ratas sukasi, šviesa dega. Ratas nesisuka, šviesos nebelieka. Tai reiškia, vėlgi šalčinkiečiai supras, kaip šitam filme «Džentelmenų dačiai», ukral vypil v тюрьму, o čia nusipirkai, suremontavai, pardavai, vėl perki, vėl remontuoji, vėl parduodi. Su nuoma yra kitaip. Nusipirki pusę metų maksimum, išvystė į objektą, pertvarkė jį taip, kaip tau reikia, paleidi nuomai, viskas. Ilgalaikė nuoma metai laiko, kol nuomininkai keičiasi, trumpalaikė nuoma, tai per Airbnb jau daugiau yra su ją veiklos. Tačiau mes sukūrėm sistemą, mes nelendam ir prie ilgalaikės nuomos. Yra brokeris, kuris nuomoja butus, yra valytojos, kurios valo perima butus, yra fotografė, kuri fotografuoja ir daro stagingą, jeigu reikia kažką tai pakeisti. Yra elektrikai, santechnikai, statybininkai, jeigu reikia kažką tai paremontuoti. Aš sakau, čia komunikacijos, aš tiesiog... Tai pirma, mes sukūrėm sistemą, va tas yra labai svarbu. Ir va dabar, kai užsienį investuojame Floridoje, irgi mes ką darom, tu gali nusipirkti bet kada NT, bet kada, va, turi pinigų ir pirk. Bet kas pasakė, kad tai bus investicija, vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu tu nesukūrei sistemą, kuri tą turtą aptarnauja, tau reikės dirbti, ką tu sakei, traukti ten kanalizaciją, valyti žolę, pjauti ir visą kitą. Tam turi būti sistema, kuri tai aptarnauja. Tada tau nereikės niekom rūpintis, tu gali keliauti, o viskas sustiguota. Nu, bet vis tiek, tavo atveju, kaip supratau, vis tiek tu turi būti, ar čia yra taškas, kada gali sustoti? Nėra, gali sustoti. Mes paskutinius objektus pirkom 21 metais. Tos, kurias dabar, kurias savo šeimos krepšelį užbaigėm formuoti 21 metais. Dabar dėl infliacijos pinigai nuvertėja, mums reikėtų papildyti krepšelį, bet tik dėl infliacijos. Pas kitus gali būti auga vaikai, keičiasi poreikiai, reikia universiteto, reikia dar kažko tai.
tada reikia papildyti tą krepšelį, nes yra šeimos poreikiai mėnesiniai ir tas turtas turi tuos poreikius apmokėti. Nu, pas kiekvieną jie skirtingi ten. Nu, bet pas tave labai tiesiog neįtikėtinai racionalu viskas atrodo. Iš tikrųjų, kažkuria prasme, didžioji bėda, aš taip įsivaizduoju, nežinau, gal aš neteisus, vėl sakau, gal per mažai aš finansiniai toj srity pavėręs, kaip sakyti, reiškia, man kartais atrodo, kad žmonės, kai uždirba, dažnai toks mitas yra, ne? Reiškia, kuo daugiau uždirbi, tuo daugiau reikia. Yra tokia, liaudės kažkokia... Ne, čia yra taip. Bet šitoje vietoje, ką girdžiu iš tavęs, tai yra visiškai prieštarauja šitam dalykui, nes tu tarsi sakai, kad štai mes supratom arba nusistatėm, kad yra šeimos poreikiai ir tada mes dirbam tiek arba, sakykime, investuojam tiek, kad patenkinti tos poreikius. Tai reiškia, kad, jeigu jūs sėkmingai vystat projektą vieną, kitą, trečią, tai pagal tą patarlę varykim dar milijonierius, gyvenimas. Gyvenimo tikslas yra pats gyvenimas. Nėra, aš niekam nieko nenoriu įrodinėti. Mano pažįstamas, beje, prieš mėnesį labai stiprus NT vystytojas ir užsienyje ir Lietuvoje skambina, sako, Alina, aš žinau, kad tu moteris. Pradėjo taip pokalbį, sakau, ačiū, Andriau. Žinai, man jau gėda, kaip aš pradėjau savo pokalbį. Sako, žinai ką, Alina, man reikia, aš noriu pakviesti tave į varžybas. Sakau, į kokias. Pasivaržom, kas daugiau per metus padarys su ant ten pinigų ar dar ko nors. Sakau, Andriau, nenoriu. Aš neturiu tikslo varžytis. Čia vyram reikia matavimų, vyram reikia įrodinėti kažką tai. Taip sukūrė gamtą. Man atrodo, taip yra moteris, kurios irgi matyt matuojasi. Man to nereikia. Kaip minėjau, daryti tai, kas patinka, daryti tai profesionaliai, kad mokėtų už tai pinigus ir kad tie pinigai netrukdytų man daryti tai, kas man patinka. Nes kai atsiranda daugiau pinigų, atsiranda daugiau darbo, nes tos pinigus tu turi investuoti, jie negali gulėti. Todėl mes gyvenam realiai taip. Mes įvardėjom savo poreikius. Yra šios dienos kaina, kiek kainuoja mūsų diena šiandien. Yra tai, ką mes turim sutvarkyti. Aš tai vadinu skausmai, skauduliukai. Mašiną jau norisi pasikeisti. Geresnių mokslų norisi. Noriu baigti dar vienas psichologijos studijas. Šitų man nepakako. Ten sūnus nori pakeliauti kažkiek tai ten laiko, sakykim. Ar jūs diskutuojat šitoje vietoje, kažkokiais šeimos konsiūlymas ar dar kažkas tai vyksta? Taip, būtinai. Ir tai viskas turi piniginį išraišką. Ir trečias punktas, jis jau yra toks hard, tiesą sakant, gerai būtų. Kai tu be kompromiso su savimi įvardėjai, ko noriu. Ne tiesiog naujas automobilis, o Bentlis. Sakykime, ne? Ne tiesiog ten būstas kažkoks tai, o poilsio namai kur nors. Daleiskim. Viską, ką tu nori. Ir viskas tai turi pinigus. Tai, kai tu žinai, kiek gyvenimas kainuoja, yra vienas aprūpinimas, tiek reikia objektų, jie tiek kainuoja, tokį gausiu finansavimą, paleidus nuomai, tiek gausiu nuomos. Gražos, ir taip. Aš jau... Čia netgi toks dekompozicijos metodas eina. Man reikia 5000 kiekvieną mėnesį. Jeigu toks objektas, pavyzdžiui, duoda 500, reiškia, man reikia 10 tokių objektų. Taip. Tam, kad nusipirkti 10 tokių objektų, man reikia tokios sumos pinigų. 2 milijonų, nesakykime. Daleiskim. Kad gauti 2 milijonus, man reikia gauti finansavimą, aš jų kišenį neturiu. Kom nekilnojamas turtas fainas, kad bankas duoda pinigus. Aš turiu gauti finansavimą. Finansavimo man duos, geriausio atveju 85%. Reiškia, nuo 2 milijonų aš turiu gauti 15% savo. Kur gauti savo? Savo irgi neturiu. Net tų pinigų. Tai reiškia, turiu gauti tokį nekilnojamą turtą, taip pakelti jo vertę, kad jo galutinė vertė būtų tokia didelė, kad nuo jos užtektų netgi pradinėm įnašui padengti. Čia jau detalės, bet pats principas. Pats nekilnojamas turtas tau gali duoti viską, ko tu nori. Bet ne bet koks. Ir ne taip, nusipirksiu šitai turėsiu. Ne, čia reikia biški kūrybos, reikia suprasti rinką, reikia suprasti, kas tavo nuomininkas, ne? Bet čia negali, čia daug dalykų iš tikrųjų reikia. Kaip tu sakai, laikyti impulsą, nes tu turi suprasti, ar pasiseks išnuomoti apskritai, pavyzdžiui, tokioje vietoje. Tarkim, aš dabar įsivaizduoju, įsivaizduokime, jeigu
kreipiasi pas tave koks nors patarimo, pasvaly, nori nupirkti butą ir ten investuoti. Nu, iš to, ką tu pasakė, aš realiai suprantu, kad tu gali padaryti analizę, racionaliai paskaičiuoti, ar apskritai yra įmanoma nuoma. O tikėtina, kad yra įmanoma, aš nežinau, netgi tikėtina, aš taip hipotetiškai svarstu, kad bet kurioje vietoje tikriausiai yra įmanoma. Taip. Kitas klausimas, kokia ir už kokius kaštus. Ar tave tenkina jinai? Nu, kitas dalykas, tave tenkina. Ar tave tenkina jinai? Nu, sakykim, žmogus turi 30 000, jis pasvaly gali nusipirkti be paskolos būstą. Taip. Jį išnuomos ir gaus per mėnesį 300. Taip. Kaip pasikeis jo gyvenimas? Nu, jeigu jie 30 000 gulėjo, jis nieko su jais nedarė. Tai bet kaip pasikeis jo gyvenimas? Tu eini į logiką, o tu iki žmogaus gyvenimo kokybė. Nu, mažai. Nelabai pasikeis. Mažai. Nu, ką čia tie 300 000? Taip, nu, 300 eurų, nu, atsiprašau, kas mėnesį, nu, apie nieką. O dabar paimam 30 000. Tegul tai būna tavo 15%. Prie jų paimam finansavimą, nusipirkam Vilniuje būstą, pertvarkom jį, paleidžiam nuomai. Grubiai sakant, tai 1100 į mėnesį. Kaip pasikeis tavo gyvenimas? Nu, tu mokėsi bankų 600, tau liks 500 arba 600, bet tu turi Vilniui būstą, tai yra 3 vienetai nuomai. Nu, aš konkretų objektą dabar galvoju skaičiuoju tau. Supranti, vienas nedirba, du kiti dirba, tu visą laiką aprūpintas, čia dar yra įsaugiklis, pasvaly nėra nuomos, viskas prastova. O čia 3 išeina už tos pinigus. Vienas nedirba, 2 kiti tau moka paskolą ir dar tau kažkiek tai lieka, grubiai. Tai va, ir tą visą reikia, sulyginti, supranti, tą visą reikia įvertinti, paskaičiuoti ir suprasti, kodėl taip, o ne kitaip. Taip, mes jau ėjom į detalės ir tas yra tikrai įdomu labai ir netgi nuostabu. Atsiprašau, mes be reikalo paimam pasvalį, mes galėjom šalčininkus paimti. Teisingai, kodėl aš pasakiau pasvalį, bet šalčininkai vėl, gerai, paimkim. Čia labai maža nuoma. Nu, sakykime, jeigu... O įvertim, įdomu dėlį. Šalčinikiečiai žiūri, kaip tai bus labai geras jiems labai naudinga medžiaga netgi. Dabar skatinsim visus žiūrėti. Nu gerai, dabar 2 kambarių būtas. Nuoma gali būti apie 500. Kiek yra šalčininkose dabar? Kažin dar ar tiek, 400 PM. Kažkas tai tokio, ne? 2 kambarių būtas. Vilniuje tu iš jo gali gauti, va aš turiu omeny konkretų KEM 7 PM kvadratų būtą. 1150. Čia normali nuoma, ne Vilniuje? Aš kažkaip ne visai tose dalykose dabar... Čia nėra ta nuoma, kurią paėmiau ir turiu. Čia yra nuoma su kūryba biški, sakykime mane. Oficialią kūrybą, ne prieš įstatymą. Tai va, supranti, jeigu tu tą pačią kūrybą padarys šalčininkose, tu neturėsi klientų jai, tai kūrybai. Nes čia toks būstas nepaklausus. O Vilniuje paklausus, tai kam tada investuoti tos pačius pinigus, sakykime, šalčininkus dėl, o tie būtai kainuoja maždaug apie 100, manau, kokį 115 dabar, 120 šalčininkose. Man atrodo, liktis, kad tikrai virš 100 ten kiek esu matęs pasimė. Tai va, panašiai ir Vilniui, tik bus labiau nudergtas, bet tugi suremontuosi ir tau kiekvieną mėnesį grįžti pinigai. Supratau. Visai detalės neįsiu, nes tu vykdai mokymus. Tai tikrai tie, kurie jau pažiūrėjo iki šitos vietos, o mes jau kalbam arti valandos, ir tie, kurie nemetė, supranti, mūsų žiūrėti ir jau dar žiūri iki šiol, tai jie jau tikrai klauso įdėmiai ir tada jie jau supranta, kad jie neveltui, kad yra čia ir praktinių dalykų, ir pragmatinių galbūt netgi. Tai jie jau ateis į tavo puslapį, tu turi savo asmeninį puslapį, kuriame yra ten daug aprašymų ir mokymus galima prisijungti teisingai. Tai tie galės jau įsijungti į detalės pažiūrėti. Kam įdomu, tam rasta į reklamą visiškai tikrai nebūtina. Jo, supratau. Bet šitoje vietoje, dar einant apie tą, tai čia yra pagrindinė tavo veikla. O dabar... O kaip tu atėjai iki tų mokymų? Ar mokymai čia kažkokia, sakykime, kaip tu manai, čia svarbi dalis, ar sudėtinė, čia daugiau tavo asmenybės išraiška, kad tu atradai nekilnojamą turtą, kaip atitinkamą, reiškia, sakykime, investavimą, ne? Net šeimos tokį, galim pavadinti verslu? Taip, šeimos verslas. Čia šeimos verslas. Ir vaikai yra įtraukti, taip.
Taip. Tai va, šeimos verslas, vas jūs yra šitas nekilnojamo investavimas, nekilnojamo turto. Taip. Nes čia vėl nėra, kaip žmonės įsivaizduoja, aš nuomosiu, iš nuomos gyvensiu. Bet tai, ką girdžiu iš tavęs, čia ne visai tas, čia yra toks biški aukštesnis levelis, kaip sako. Nėra taip, jo, negali pasakyti, nusiperku ir nuomoju. Ne, iš to negyvensi. Man ir atrodo, kad tada užsigyveni tokių rūpesčių ir panašiai, bet čia kažkas tokia kitokia, ką tu kalbėjai. O kaip su tais, su mokymais? Kaip tu atėjai iki mokymų, kad juos turi vesti, ar nežinau, ar tau reikia vesti juos, ar kažkaip čia tokia kaip misija, nežinau, kaip tu juos, nes dar ne vieni mokymai pas tave ir aš dar kai kurių dalykų noriu, tokie labai įdomiai skamba netgi paklausti. Žinau, apie ką kalbėjai. Per migreną. Aha. Per migreną. Aš turiu migreninius skausmus. Ir kai mes pradėjom investuoti ir jau tapom tokie sėkmingi, toj srity turiu omeny, žmonės žiūri, kviečia, kalbina tave ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, kviečia į susitikimą kavinėje ir ateina, atidaro tokį lapą ir ten 30 klausimų. Ir tave tiesiog tardo pagal tos klausimus. Ir tu daliniesi, atiduodi. Ir man buvo labai stiprus migreniniai skausmai, kokius 4 kart per savaitę atvažiuodavo greitai suleisti vaistų, nes aš nesusidvarkydavau su tais paprastais, iki ten nualpimų ir visa kita. Pasiskundžiau savo gydytoją, mes turim šeimos gydytoją privačią Vilniuje jau apie 17 metų, o jinai man pasakė, norėjai būti Dievu, dabar pakabėk ant kryžiaus. Visatoj yra tik tai mainai. Į vieną pusę ilgai nevarysi. Turi būti atgalinis ryšys. Iš vienos pusės tas atgalinis ryšys galėtų būti Alina, šaunuolė, kokia faina, vau, pasitempiu aš faina, aš tokia, visi mane gyrė. Bet tas ilgai netrunka. Žmonės greit tave pamiršta ir man to ir nereikia. Aišku, kažkiek reikia, bet ne 15 metų mane ten šlovinti, žinai. Aš netrokštu tokios garbės. Kas gali būti antras dalykas? Pinigai. Pinigai gali būti geras dalykas, kaip, jie ir yra, mainų priemonė, realiai pinigai. Jie atsirado bent jau, kaip ekonomikos teorija sako, kad pinigai yra mainų palengvinimas. Taip. Tai va. Tai taip ir atsirado pinigai. Iš pradžių buvo viena kaina, labai buvo prastai, jau užvairuodavau po pirmo sezono nuo nuovargio ir nuo įtampos. Tu turi menį po mokymų, ar kaip? Taip, aš per daug save atiduodu, o mažai pasiimu. Pradėjau kainą kelt, pakėliau kainą iki dabartinio lygio ir jau kokie 3 metai aš jos pakelt negaliu. Todėl, kad nejaučiu, kad galiu. Tai visiškai išjaustas mano sąžiningų mainų supratimo dalykas yra. Va taip atsirado mokymai ir atsirado jų kaina. Mokymai atsirado, nes visiems mano žinių reikia. Tai darai mokymus. O kaina atsirado tam, kad būtų mainai. Nes už dyką mokymai nepaėjo. Atsakiau į klausimą. Taip, atsakai. Aš tik tai noriu iš to vietą dar tik tai vienintelį dalyką noriu pasitikslinti, ar tavo mokymai yra grinai tokie labiau tokie teoriniai, ne? Ar tu kažkokiu prasme, sakykime, vedi savo mokinius iki kažkokio taško? Taip, iki ne taško, iki visiško realizavimo. Ateina Virgis, nieko nesuprasdamas apie NT. Aš nieko nesuprantu dabar kol kas. 4 mėnesius plus minus vidurkis. Tiek trunka žmogui suprast, kas tas NT. Kad tai yra tikrai pinigų gamybos įrankis. Kad tu jį gali, atsiranda poreikis, tu gali per NT galvot, kaip tą poreikį uždaryti, finansinį poreikį, sumokėti, naują dviratį nusipirkti arba naują automobilį. 4 mėnesiai tai trunka. Po 4 mėnesių žmonės maždaug supranta, ko jam reikia, dar mėnuo, 1,5 trunka, kol nusiperka. Tada išvysto ir paleidžia nuomai. Tai mokymai maždaug 8 mėnesiai metus ir tai yra visiškai praktiniai mokymai. Tu sumoki, praeini etapą, išvystai objektą, gauni investicinę grąžą. Iš to, ką gavai savo žinių ir iš to objekto, kurį išvystai su mano mentorystė, petys į petį, mes visą procesą kartu nusipirkot, pabaigiam. Pirkai tu vienas, bet su mano... šalia buvimu, sakykime taip. Tai viskas yra aptarimai, video įrašai,
kiekvienus skaičiavimus aptarinėjam, kodėl taip skaičiuoji, kodėl ne taip, čia nedažiūrėjai, čia tokia rizika bus, čia turi juridiką sutvarkyti prieš perkant, kad paskui neturėt problemų. Nu, viskas tai vat, apie kiekvieną objektą, su kiekvienu mokiniu apie jo kiekvieną objektą. Tai nėra bendrai apie NT, tai yra konkreti tavo situacija, atsispiriant nuo tavo galimybių, nuo tavo poreikio, nuo tavo streso atlaikymo lygis, nuo tavo gebėjimo daryti greitai, agresyviai, tu investuoji neagresyviai. Viskas tai sueina. Jie su kiekvienu žmogum pagal jį. Skamba tikrai įtikinamai ir įdomiai. Facebook'e yra tikri atsiliepimai, tikrų žmonių, gali su jais susisiekti. Supratau. O kiti mokymai, nes dabar aš kaip tik atsidarysiu tavo puslapį ir žiūriu, kad... Tikslai atsispiriant nuo skausmo. Taip, tas šiek tiek aš girdėjau tokį vieną momentą, kur pradžioje tu sakei ir kažkaip aš atsiminiau tą tavo sakymą, kad galbūt čia yra ta vieta. Tai čia yra apie pažinimą savęs. Pirma, kiek kainuoja gyvenimas, ką minėjau. Antra, kur man skauda. Reikia save gaudyti. Elementariai tavo namie baldų išdėstymas, tu kas kartą eini į komodą daužai pirščiuką. Ir taip 3 metai, tu tą pirščiuką kali tą komodą. Tave jau tai bėsina, tą reikia sutvarkyti. Tai vat, kas mane erzina, bėsina, nepatinka, aš nenoriu, kad tai būtų mano gyvenime. Vat visi tie tokie neigiami dalykai, kur atsiranda, jiegi sutvarkomi. Taip. Kai tu jį pagauni už uodegos, tugi gali jį sutvarkyti, bet net pakeisti seną keptuvę su nuvalgytų teflonu, reikia pinigų naujai keptuviai. Tada tu surašai, viskas kainuoja, piniginė išraiška. Ir tada gyvenimas be kompromisų su savim. Ne nauja keptuvė, noriu cepti rindų, sakykime, ne? Daleiskim, be kompromisų. Ir irgi surašai. Ir atotrukis nuo to, ką tu išleidi šiandien gyvenimui ir ką tu turi, kai tvarkai skaudulius ir kai gyvenimas be kompromisų būna 15-20 tūkstančių. Taip, ir žmonės tiesiog šokia. Ir tada, mano atveju, tai vykdoma per nekilnojamąjį turtą. Gerai. Dramblį nevalgom iškart, valgom gabalais. Koks nekilnojamas turtas, kaip minėjau, ne? Reikia 20 tūkstančių per mėnesį. Tai koks nekilnojamas turtas tai gali duoti, arba kiek vienetų gali duoti, kiek jie kainuos, kaip gausiu finansavimą, ar juridinis asmuo, ar fizinis asmuo, kur gausiu pradinį, kiek turtas pabrangs, kad tą pradinį padengti. Ir vat, per nekilnojamą turtą tu tos skaudulius, o paskui gyvenimą be kompromisų sprendi. Kodėl jie yra sujungti pas mane į vieną? Todėl, kad gainiotis visą laiką pinigų, nori milijono. Infliacija milijono jau mažai. Nori 2, nori 3. Ne. Grįžtam prie to, kad galo nėra. Taip, tai ko tau reikia, žmogau? Ko tau reikia šiandien būti laimingam, džiaugtis gyvenimu, būti su vaikais, stebėti mėnulį, matyti, kaip kaštonai žydi, pajausti, koks kvapas galų gale tau patinka. Kiek tau reikia, paskaičiuok, tai yra labai apčiopiamas skaičius, jis nėra abstraktus. Kai tu žinai, kiek reikia, žinai, kaip tai padaryti, tai greičiau viskas pasidaroma. Tas pinigų uždirbimas netampa toks į prakeiktą darbą kasdieną vardant to, kad gaut atlyginimą mėnesio gale. Tu tikslingai eini, netgi į prakeiktą darbą tu galėjai tikslingai, yra mano mokinių, kurie išeina į darbą, kad gauti iš banko finansavimą. Padirba pusę metus ir išeina iš darbo, nes išvysto objektą. Taip, nes būtent jiems reikia išspręsti tokiu būdu. Finansavimo klausimą. Supranti, tai viskas yra labai ir paprasta ir prasminga gyvenime. Bet mes patys apsisunkinam, kieno BMWs gražesnis, kieno namai didesni. Ko man reikia? Man, Alinai, man tiek užtenka. Ir tada tokia laimė ateina. Laimingiausias žmogus, kai žino, kiek jam reikia. Realiai, pats laimingiausias žmogus. Tada nereikia nieko vaikytis, būti gražesniai, protingesniai. Tiesiog tu, esi tokia, kokia esi ir tom viskas pasakyta.
Klausyk, aš šokė, vienu žodžiu. Zviesda šokė. Nu, kai mes, žinai, kai ruošiausi pokalbį su tavim, aš kažkaip tai įsivaizdavau, kad, nu, tokia iš tikrųjų tokia motivacija, bet motivacija dažniausiai eina su tokiu, su emociniu, reiškiasi... Amerikietiška, varyk, tu jo, varyk, tokia, tau pavyks. nu, čia irgi rodo, kad aš klišė Kodėl buvau. tik milijonas, davai 10. Tu, aš būtent... Mirk darbė, bet padaryk rezultatą. Nu, iš tikrųjų. Ir klausau tavęs ir supranti, toks racionalus susivokimas ir racionalus apsiribojimas ir racionalus siekimas, nu, aš šokiai iš tikrųjų. Kažkuria prasme, žinau. Jis nėra racionalus, Nu, jis yra emocinis. Nu, Visiškas emocinis. Supranti? Aš neturiu tikslų net. Nėra pas mane tikslų užrašyta, niekada nebuvo. Nes aš save įpareigoju, aš nenoriu, kad būtų reikia. Pas mane Aš čia noriu, nes aš buvo noriu. pabaigoje kokie tikslai. Nėra. Ir mes turim šeimos nuotrauką, yra Gintaras ją laiko archyve, kur vaikai mažiai surašė tikslus, čia dar mokėmės, kad reikia tikslus rašyti, vyras surašė, vat, didelis tas baltas lapas padalintas ant 4 vaikų surašyta ir mano tuščias kvadratas. Ir pavyzdžiui, pas vyrą buvo ten 3 objektai padaryti, o mes per tos metus padarėm 7, nes aš pasakiau, kad tiek bus. Mes galim tiek padaryti. Ir rodžiau jam. Nu, supranti, tu apriboji save. Kažkadaise va tai yra tas jogas indų Sadguru, žinai? Jis pasakė, tu kai rašai tikslą, tu pasirenki vieną peilį. Nu, pavyzdžiui, turi peilį vaisiams, o pas tavę mėsą ir duoną ant stalo. Viskas negali pjaut. Turėk visus įrankius. Neapribok save, tu gali daug daugiau. Tai va, aš neturiu tikslų ir neturiu kalendoriaus. Bet atsimenu labai gerai. Atsimeni viską gerai ir... Atsimenu labai gerai, taip. Bet kalendorinė. Tas, kas... Neturiu kalendoriaus, nevedu. Tas, kas svarbu, tu atsimeni. Ko neatsimeni, tas nesvarbu. Nu, Norėjau pažiūrėti, ar laikrodį turi, žiūri ir laikrodį. Neturiu, žinok. Bet... Klausykit, mėlėjai. Man atrodo, šitoje vietoje kažkaip pajaučiau, kad yra momentas sustoti mūsų pokalbį. Iš tikrųjų. Ir mano galvoje dabar toksai chaosas dedas ir vis tiek aš daviau pažadą, kad apibūdinsiu, kas pas mus šiandien svečiuose. Ir neįgyvendinsiu šito tikslo. Neįgyvendinsiu, viskas lieks skolingas. Mėlėjai žiūrovai. Savo žiūrovams. Lieku jums skolingas. Pas mus svečiuose Alina Kraujotienė. Alina, ačiū tau. Ačiū.